Sveiki visi, šiandien darau video apie kitų video arba vlogus ir parodysiu, kurie man video yra patinkami. Taigi, pirmas tai yra Karolinos vlogai. Taigi, pažiūrim jos, man patinkamiausią video vieną jau surinkau. Štai, užduočių video. Labas, čia norėjau nufilmuoti fanmitą, bet neatėjo nei vienas žmogaus. Čia biškį atsakau, kur man bus įdomiausia vieta. Užsako vyrai, sako valdo! Čia užduotis daro. Jo, čia buvo Karolinos vlogai. Ir dar parodysiu antrą dalyką. Tai yra Edvino vlogai. Pažiūrėk jo vieną vlogą, kuris man labai patiko. Tai čia yra video su mama. Tai štai. Sveiki, šiandieną pasikviečiau ypatingą svečią, tai yra savo mamą. Ir šiandieną mes filmuosim, kaip atsakinėjom į jūsų užduotus klausimus Facebook'e. Tų klausimų iš viso buvo gal kokie 6000. Tikrai buvo labai daug ir labai sunku buvo atsirinkti, bet atsirinkau tokius, gal sakyčiau, originaliausius klausimus ir manau, pradėkime. Pirmas klausimas, gal toks rimtesnis, klausė Urtė ir jinai klausė, kokie dar buvo galimi tavo vardo variantai, kai dar nebuvai gimęs. Praktiškai jokių. Tiesiog buvo vienas berniukas kaiminystėje gyveno, jisai buvo man idealus, pats gražiausias, pats nuostabiausias ir jo vardas buvo Edvinas. Ir aš jau žinojau, gal prašau. Tai čia buvo Edvino vlogai ir parodysiu dar trečią dalyką. Tai yra Seven Supergirl ir saukiu prenumeratorių. Tai va, pažiūrėk jos video, kuris man patiko. Čia angliškas, aišku, video. Tai tiek yra man patinkamų video. Daugiau kaip ir nesu jokių nusižiūrėjus vlogerių arba kur video kelia, tik 3. Taigi, jei jums šitas video patiko, like, nepamirškite prenumeruoti ir komentuoti. Iki!